Šiandien pakalbėsime apie vieną iš mūsų vertybių, kuri vadinasi pozityvus požiūris. Ką mums to reikia? Ir klausimas, ar mums to reikia? Kuo ypatinga ši diena? Tai yra, lygiai prieš 41 metus įvyko pirmasis BNI susitikimas Amerikoje, tai šiandien yra 41 metai. Sveikinam, pasveikinkite vieni kitus. Ir dėmesio, prizas. Tam. Prizas tai yra dar šilta naminė duona, pats iškepiau šį rytą. Pats. Ir tam, kas atsakys. Where focus goes, energy flows. Kur dėmesys, ten energija. Kam priklauso ši frazė? Ne? Ką žinot? Tony Robbinsui. Tony Robbinsui. Kas pasakė? Darius. Dariau? Sveikinimai. Tai va, jau visi žinom, kad tai priklauso Tony Robbinsui. Kur dėmesys, ten energija, o kur energija, ten rezultatai. Tai kodėlgi verta ir fokusuotis į pozityvius dalykus? Jeigu kreipsime dėmesį tai, ko mums trūksta, arba tai, kas yra blogai, kas bus, mes to daugiau ir gausime, to daugiau ir turėsime. Patirsime tiesiog daugiau negatyvumo. Tad mano požiūrė yra daug geriau gausos mąstysena. Kai mes galvojame apie tai, už ką mes esame dėkingi ir ką mes galime vertinti, nes turėdami savo gyvenimą. Testas. Labai paprastas veidrodžių testas. Kaip pasižiūrime ir tai veidrodį, kiekvienas savo pagalvokit. Ką jūs matote jame? Ar nuostabę savo šypseną, ar kaip susename? Užvakar Ivan Meisnerio mokymuose aš jo paklausiau. Kuo skiriasi pozityvus požiūris nuo apsimestinio pozityvumo? Čia jo atsakymas. Tiesiai parašiau. Negali sufeikinti pozityvus požiūrį ilgam. Laikas visuomet parodys. Tai yra maratonas, tai ne sprintas. Ir jeigu vaikui, kuris pirmą kartą sėdo dviračio, sakysite, tik nesitrenki pašto dėžutę, kas atsitiks? Jis tikrai ją atsitrenks, nes jis į ją žiūrės, jis važiuos link jos ir jis tikrai į ją atsitrenks. Sakykite jam tiesiog važiuok pirmin. Pozityvaus požiūrio išnaudojimas. Mano sūnus prieš 10 metų pradėjo lankyti futbolo komandą Geležinis Vilkas. Ir maždaug prieš metus su trupučiu sako, noriu tapti profesionaliu futbolininku, noriu žaisti užsienyje. Prieš metus aš sugalvojau, sakau, žiūrėk, darom taip, už vieną tavo įmuštą įvartį aš tau duosiu 5 eurus. Jeigu dar laimėsi varžybas, dar 10 eurų. O jeigu įmuši įvartį su vyresniais, irgi duosiu 10 eurų. Kaip manote, ar buvo poveikis? Supratimui, jo komanda tuo metu prieš metus nebuvo laimėjus nei vienų varžybų per rudens sezoną. Nei vienų. Buvo paskutiniai lygoje. Paskutiniai. Per 25 metų tą patį rudens sezoną, lygiai po metų, iš 14 žaistų varžybų, mano sūnus žaidė 12, iš jų laimėjo 9. Iš 39 viso įmuštų įvarčių jisai įmušė 24 ir dar atliko 7 rezultatyvius perdavimus. Neskaita to, kur dar dalyvavo irgi. Komanda šiuo metu antra lygoje, va, neapgaudinėjau, galite patys pamatyti, su vyresniais dar 7 įvarčius įmušė ir 2 rezultatyvius perdavimus atliko. Džiugas šiuo metu yra rezultatyviausias lygos žaidėjas. Ir mes jau dabar kalbame su agentu dėl jo peržiūros užsienio klube. Išvados. Kur dėmesys, ten energija. Kur energija, ten rezultatai. Ačiū ir augu kartu su ąžuolu.